Prieš 5 metus aš irgi žengiau tą patį žingsnį, kurį jūs dabar galvojat žengti. Ir labai džiaugiuosi tai padaręs. Nes turbūt tai yra vienas iš geriausių žingsnių, kuriuos padariau savo gyvenime. Keisti savo profesiją nėra lengva, tai reikalauja labai daug pastangų, tai bus labai sunkus kelias, dažnai savęs klausi, ar aš tikrai tai pasieksiu. Taip, tu tikrai tai pasieksi ir galėsi būti čia po 5 metų, gal net anksčiau, priklauso kaip tu stengsies. Tai jeigu nori keisti savo gyvenimą, tai yra vieta, kur tu turi ateiti į bitą. Mes tave išmokysim, kas yra robotizacija. Tu pradėsi žiūrėti kasdienius dalykus šiek tiek kitaip, negu žiūrėjai prieš tai. Tu norėsi savo draugams pakeisti gyvenimą, savo kolegom. Tu klausinėsi savęs, kur aš buvau anksčiau ir kodėl to nedariau prieš tai. Studentai, kurie ateina pas mus, jie sugeba pažiūrėti paprastus dalykus, kaip anksčiau nežiūrėjo. Tai yra taip. Kiekvieną dieną skirdavai tam tikrą laiką tikrinti savo laiškus. Tu gali tai automatizuoti ir tau nebereikės eiti per 100 skirtingų laiškų, kurie tau atima tavo brangų laiką. Tu galėsi pakurti robotą, kuris tau išrinks aktualiausius tavo laiškus ir sutaupysi laiko. Pas mus atėję žmonės išmoksta nuskaityti sąskaitas faktūras. Jiem nebereikia kiekvieną dieną versti jų ir skaityti. Mes juos išmokam sukurti robotą, kuris nuskaito tavo sąskaitą faktūrą, kuri ateina į tavo paštą ir ją suveda į Revilę sistemą. Prieš žiūrėdamas šitą video, turbūt neturėjai net tokios idėjos, kad tai yra įmanoma. Bet tai yra įmanoma ir tu atėjęs galėsi pas mus tai padaryti. Robotizacija skamba pakankamai sudėtingai, bet kai ateisi ją paliesi, suprasi, kad tai buvo toks procesas, kurį tu galėjai anksčiau gyvendinti. Jeigu ir tu nori pakeisti savo gyvenimą, kaip ir aš pakeičiau prieš 5 metus, tai jungis prie Baltijos technologijų instituto. Laukiam.